apie juostų panaudojimą. Šitą veikulėlį prieš kiek ten buvo, kiek ten buvo. Turiu šitą aš pasiskolinau grynai iš parduotuvės. Jinai 40 kainuoja. Tai aš tik tai į rankas labai atsargiai. 40. Apie juostą žmogaus gyvenime. Kai Punsko išleidai, jeigu įdomu, tai prašom pasižiūrėti. Paskui va į šitą, va čia kaip knygos gerai. O kas norės, tai prašom. Čia kūrybinės kančios? Vyksta. Nu tai toks malonumas toks va. Namas nesijaučiu. Tai labai smagu. Čia metai, kad nausų, bet dar sūraiša. Įkiši į tą kiaurimą, užriši, už šito patrauki stipriai čia kažkiek sulaikydamas ir dar kartą paprastą šunišką mazgą. Dar kartą dvigubą ir patikrink, patrauk. Dabar ūsai, jeigu liks ilgi, kaip tu normaliai reiškia. Paskui, kad liktų centimetras. Gerai? Gerai. Ir dabar, kai šitą prisiriši, tai ne už čia riši, už čia riši, tai bus, va, kaip tas katinas, kur nori ten, už šitas kilkutės. Šitas kilkutės su stipriu. Tas vienas aš patrauksiu, tai likus. Anksčiau ir vėliau vis tiek. Taip, kad čia tai bus stipru. Nes tempimas turi būtinai tai ir savęs vėl. Paskui reiškia visus va taip ištempiam, čia maimas skaitis, tai bus labai paprasta. O taip sakau, visus vienus dalykus sudėti ir... Gali pažiūrėti, ar gerai čia sudėjau. Nu tai... Kažkraštai yra ir viduryje galutė tada. Gali būti. Bet ar gerai jis sudėjau? Tai sudėsim, paskui pastatysim. Iš čia 3 ir 1. Gali būti strižiukas, gali būti eglutė, gali būti dar. Gerai. Valio, šiltas spalvytės, labai gerai.
buvo, kai šitas tai buvo siūlai žemėje, o dabar atėjo. Tas pats rezultatas, jeigu aš suksiu į kitą pusę. Dabar su kontaktais, o suksiu į kitą pusę. Tai yra lygybė ženklas. Tas pats. Bet jeigu visą suksiu į kitą pusę, tai negražiai bus šoną. Bus negražiai. Šitas pagulėti tą pačią, tai aš sukiu tą pačią pusę. Stovi, niekur neina. Bet taip, o tik taip rodžiasi šoną. Šonai gražus. Bet kitam žingsnį, kitam pasukime. O, jau eina, kitam pasukime jau jie dalyvauja. Va, štai šitas. Ir gaunasi rezultatas koks? Įdomesnis, ne? Įdomesnis. Čia gaunasi rombukas, o čia gaunasi iksiukas. Ir truputėlį linksmiau. Yra įvairovė tokia. Tai tos tokios mažos eglutės yra tokia, maža tokia, va, galima viską į vieną. Čia viskas į vieną pusę. O kitą va tokį turėjau, tai ten galima padaryti ir platesnį zoną. Ir bus tokia va gan simpatiška. Tik tai truputį įtempta turi būti. Truputėlį atsistoti toliau. Kad būtų, prašau. Ir kad nesilenkti, kad nugara būtų sveika, tai prisirišti va čia arčiau. O prisirišant, tai kad neatsitiktų problema, tai reikia su žiogeliais susekti vienoj vietoj ir kitoj vietoj. Prašau. Laba. Čia mes juodą darbą dirbam. Nepabaigėme, nėra kada stovyklos jos, bet gaunasi gerai. Gerai gaunasi. Ir šiek atsisuka. Viskas gerai. Nes aš ir taip, tai ne, man tai gerai, kad apyrankė tokia, bet sakyčiau. O jeigu šitų nebūtų, tai tada reikia kitą problemą, reikia tada į kitą pusę sukti visas. Ir kad šonai, jeigu darytum, pavyzdžiui, būtų konkursas, kas greičiau išaus, tai nėra laiko ten, į vieną pusę 4 kartus, į kitą pusę 4 kartus, tai tada bus greitai, bet vis tiek tada kraštinės reikia 2 kartus pasukti. 2 kartus, kad nebūtų, čia viduj, kai yra nutysęs siūlas, tai dar jisai gražu, o kai šone ateina tokia kilpa, jinai gali užkliūti kur nors. Ir surišimui, va, ar batraiškiams, geriau, kad būtų kokybė. Tai klausimų nėra? Dabar nėra. Tai paskui kita sudėtingesnė, galima ir daugiau dalyvauti. Gerai, smagu. Kam dar kokių klausimų? Fainai. Šičia yra... Taip, gal nori jau perstatyti, ką? 20 km. Kažkaip taip, kaip tu vadinti tos lentelės? Link Radviliškio neminėjo. Kaip čia tavo? Ai, nežinau, tą plapą viską. Ai, dar į šitą pusę eis. Čia kažką, net tiesiog padariau kažką. Jo. Savo nuožiūrą ir... Gerai, gausi, bet man įdomu, kodėl čia tavo šitaip. Iškėvisi vienoj vietoj. Bet tai irgi yra variantas, o kodėl? Tik kad audėlį truputį spustau. Spustė to audėlį. Šitas tik gražiai gavosi. Šitas O gražiai. čia kažkas jau nežinau, kad gavosi. Čia gavosi, dabar matai, žiūrėk, čia rudi tamsiai apačioj, o čia viršuj.